Vakar atsinešiau plyteles iš garažo, kad sušiltų jos šios patalpos temperatūrą ir išsimatavau šitą sieną didelę. Visai gerai čia gaunasi, darysim iš 40, pradėsim 35. Ciela eina ir ten gaunasi, baigėsi pusė plytelės pačiam kampe. Ir aš įsidėliojau ant žemės. Mano darbininkas įsidėliojau ant žemės, žaisim nuo lubų aukšte, kur gaunasi. Man reikia patį aukštį gaunasi 2, 4, 8,5. O čia. Aš pradėsiu klijuoti nuo antros plytelės 2, 6,5. Tai man nuo žemės reikia skaičiuoti, gal nuo lubų? Nuo lubų protingiau, ja? Nuo lubų. Mes pradėsim nuo lubų 2, 6,5. Jeigu ten labai jauklius padrošiu su diskeliu ir bus gerai, tą milimetrą neprileisim. Visada darydavau tarpą, porą cenų iki lubų, tada ten jau vargdavau. Špakliuodavau, dėdavau rodbando. Špakliuodavau, dažydavau, lipindavau juosteles, tai ten porą dienų man susidarydavau bereikalingo darbo. Dabar bandysime tiksliai padaryti iki lubų ir silikono užbaigimas. Ir viskas bus, ja? Tarpus darau minimaliai 1,5 milimetro. Turėtų būti gražu. O kaip čia man ant sienos gausis, tikiuosi nepabėgs matmenys. Nebus vargu, kad vienur 0, kitur išsižioja. Nu, tikiuosi nebus taip. Plytelės po 9 eurus čia kainavo prieš. Į vidų įmėsim dar šitą. Tai šitą sieną darysim šviesiom, šitą tamsesnėm, šitą šviesiom, šitą tamsesnėm. Ir per vidurį maždaug ties ketvirta ir gal penkta plytelė, va tokia juostais. Aplinkui perimetras. Ir va taip. Čia įsidėliojom, paskaičiavom. Vaikučiai sudėjo kryžiukus. Dar ką mes dar šiandien nuveiksim, paklijuosim, ne? Šitą sieną mes išklijuosim, manau, lengvai. Čia tik tais viena rozetė. Ir šitą apeitį išpjausim. Čia gyvatukai mūsų. Gerai. Porą valandų praėjo, kol susiruošiau. Susinešiau įrankius. Keliaveisi čia iki garažo gausiu, Renatai stiprintų 50, dar pagaliau padengiau. Geriausia tai yra, kuo mažiausiai turi įrankių. Visi skirtingai rodo, jeigu lyginant vieną su kitu. Tai nežinau, nei pagal ką vadovautis dabar. Nu tai aš nežinau, pagal lazerį kaip čia kita juda. Tas dar gal tiek nemeluos, kiek gulšiukas ant centimetro. Šita siena truputį virsta į lauką. Tai mes čia pradėsim nuo 34 cenų. Ir ten baigsis viršui 35 cenai. Nuo pusės 35 cenų jau eis. O čia baigsis už durų po 20 cenų. Šitas kampas.
maišysim klijus. Žiūrėsim, senai šitą darbą dariau. Keli metai. Manau, kad greitai čia viską plonai tepsiu pirščiukas. Nusišvyčiau šitą. O, kaip nauja padariau. Kas čia, nežinau, 10 ant 10 gal. Užteks. Tikrai iškart nespausiu. Kryžiukus dedant. Jokių tų išlyginamųjų nedėsiu. Ir važiuojam, maišom klijus, tepam pirmiausia lygio paviršių kraštą. Jaučiu, sluoksnį tokį pusę cemo gal daugiau. Vertęs ant plytelių, netepsiu klijų, iškart sausais. Visur taip dariau. Nei viena dar neatsisakė. Pajudinau lazerį. Keliais reikia. Kas 4 valandas užtrukau. Man sakė maži, kad jau gana šiandien, taip? Užteks man šiandien.
Va, suvariau, bendras vaizdas iš toli tai gražiai, bet iš arti tai pradėjo man čia bėgiot siūlės. Pradžioj dėjau šitaip kryžiukus. Jo, man čia tikrai, ne? Paskui man iškrenta vienas, kitas iškrenta. Po to pradėjau kaišiot kiekvieną kampą atskirai. Kad pats viršus jau nebetilps, nes aukščiau šiek tiek pakilo.